Derekas Princas – asmenybė stovinti už tarnavimo. 4 dalis – paskirimas į Jeruzalę. After a year in the Sudan, I was drafted back to Cairo. Po metų praleistų Sudane mane pervedė atgal į Kairą. Kadangi 3 mėnesius išbuvau dykumoje, tai parašiau prašymą, kad būčiau pervestas į humaniškesnę tarnavimo vietą. Galiausiai mane nusiuntė ten, kur tuo metu buvo Palestina. Taigi atsidūriau šiek tiek kairiau Haifos miesto, šalia Viduržemio jūros pakrantės esančioje mažoje Kiryat Motskin vietovėje. Buvau girdėjęs apie danų misionierę, kuri turėjo nedidelius vaikų namus, esančius šiaurinėje Jeruzalės dalyje, Ramaloje, mažame arabų kaimelėje. Visi, kuriuos buvau sutikęs Sudane ir Egipte, sakė, jei tu išties nori būti palaimintas, privalu nuvažiuoti į tuos mažus vaikų namus. Todėl Jeruzalėje sėdau į 18 autobusą ir nuvykau į vaikų namus. Atvykęs sutikau Lidiją, kuri buvo 8 mažų mergaičių apsupty. Akimirksnį pajutau ramybės atmosferą, tokia nebūdinga tuo metu artimiesiems rytams. Dukters Tikvos prisiminimai. Mūsų auklėjo griežtai, tačiau ji buvo mylinti ir mes saugome petys petin su tikėjimu ir malda. Prisimenu, kad kartą, kai buvau visai maža, mes neturėjome ko valgyti. Mamytė pasakė, mergaitės, klaupkimės ant kelių ir maldoje paprašykime Dievo atsiųsti mums maisto. Aš tiksliai prisimenu, net ir dabar matau tą vaizdą. Kai ryte mes atidarėme duris, ant slenksčio stovėjo pintinė su kiaušiniais ir pienas. Mes taip niekada ir nesužinojome, kas atnešė tos produktus. Mūsų auklėjo tikėti tuo, kad Dievas patenkins visus poreikius. Jis tai daro ir dabar. Duktė Joana. Vienos misionierės dėka mama turėjo tarnavimą tarp kareivių. Tai buvo Egipte esančios gelbėjimo armijos misionierė. Visuomet, kai kurį nors kareivį tarnavusi Egipte išleisdavo į atsargą, jis sakydavo, jums būtinai reikia aplankyti Miss Christensen. Ji turi puikų namą, vaikus ir sugebės jums padėti. Daugelis jų atvažiuodavo ir Derekas buvo vienas iš jų. Ji mane priėmė labai šiltai, pavaišino arbata, mes kartu meldėmės, todėl grįžęs ir į Kiryat Motskin pagalvojau, vargšė Danė, visi šie vaikai ir nieko, kas galėtų padėti, tik arabų tarnaitė ir labai mažai pinigų. Kągi tariau savo, melsiuosi už ją. Kai meldžiausi, Dievas kreipėsi į mane taip, kaip dažnai darydavo tuo metu. Aš meldžiausi kitomis kalbomis ir gaudavau jų aiškinimą. Ta kartą žinia buvo tokia. Aš sujungiau jūs vienam jungui ir įkinkiau į vieną kinkinį. Aš pagalvojau, nuostabu, nejaugi tai reiškia, kad mes kartu tarnausime. Vėliau parašiau prašymą, kad būčiau pervestas į kitas pareigas, nes nesugyvenau su savo vadovybė. Mano vadas tik džiaugiasi tuo, kad galėjo manęs atsikratyti ir davė rekomendacijas. Taip aš greit atsidūriau 16 bendrojo tipo anglų ligoninėje, kuris stovėjo ant Alyvų kalno. Būtent ten mano karinė karjera ir baigėsi. Dabar buvau visai netoli Ramalos ir gana dažnai užsukdavau į vaikų namus. Kartą kalbėjau su Lidija ir trumpai persakiau žodžius, kuriuos man sakė Dievas. Pasakiau, aš tikiu, jog Dievas nori, kad mes kartu darbuotumėmės. Jos atsakymas buvo labai charakteringas. Jie atsakė, kągi, tuomet jam prireiks ir man apie tai pasakyti. Aš vis stipriau prisirišau prie vaikų, namų ir Lidijos. Galima pasakyti, kad tai buvo tarsi oazė toje bedžiaugsmėje karinės tarnybos dykumoje. Tuo metu Lidija gyveno tarp palestiniečių ir su europiečiais bendravo palyginti retai. Todėl mano apsilankymai buvo sveikintini. Mes kartu skaitydavome Bibliją ir melsdavomės. Galų gale aš nusprendžiau ir pajutau, kad Dievas nori, jog tapčiau šių vaikų namų dalimi, o tai buvo visiškai neįsivaizduojamas dalykas mano rato žmogui. Tiesą sakant, aš tiksliai neprisimenu, kaip vystėsi mūsų santykiai, tačiau kartą aš paklausiau Lidijos,
ar tekėsi už manęs? Beveik be jokių ypatingų emocijų jie atsakė, taip. Štai taip mes nusprendėme susituokti. Daugiau emocijų atsirado vėliau. Dukra Tikva. Prisimenu, kai pas mus ateidavo Derekas. Pas mus ateidavo daug karių, nes mūsų namai buvo atviri anglų kariškiams ir bet kas galėjo ateiti maldai. Prisimenu Dereką. Jis vis ateidavo ir ateidavo. Aš žinojau, kad kažkas čia vyksta, juk man tada buvo apie 16 metų ir aš supratau, kad kažkas čia tikrai darosi. Dukra Joana. Mes pagalvodavome, kad jis ateina tam, kad galėtų pamatyti mūsų vyresnę sesę, kuri buvo tikra gražuolė. Ir mes patyrėme šoką, kai suvokėme, jog iš tikrųjų jis ateina todėl, kad pasimatytų su mama. Kartą mama pasakė, mergaitės, noriu jums kai ką pasakyti. Yra toks vienas jaunuolis. Aš pasakiau, tai Derekas. Taip, ir jis pasiūlė man tekėti. Aš pasakiau, bet mamytė, tu negali, juk mes su mergaitėmis čia visada gyvename. Negalima, kad čia būtų vyras. Bet to tu niekada neturėjai vyro. Tai kam jis tau dabar? Tu puikiai susitvarkai ir taip, jie atsakė. Bet pagalvokite, aš senstu ir kažkada jums reikės išvažiuoti, ištekėti ir jūs turėsite savo šeimas. O mes pasakėme, mamytė, juk tu žinai, kad mes visada tavimi rūpinsimės. Netame reikalas, pasakė jie. Ir man reik nors trupučio laimės. Mes atsakėme, gerai, mes sutikome. Mes mylėjome Dereką, jis buvo malonus žmogus ir labai simpatiškas vyras. Jei jūs domina mano nuoširdį nuomonę, tai jis man visai nepatiko. Galų gale, juk jis atėjo ir atėmė iš manęs mamą. Aš dabar kalbu tik apie save. Mūsų santykiai su mama buvo labai artimi. O kai atsirado Derekas, aš atsidūriau nušaly. O kai tau 13 metų, tai nėra pats maloniausias jausmas. Jam buvo labai sunku. Jūs tik pagalvokit, tiek moterų vienose namuose, 8 mergaitės ir jų mama. Todėl aš manau, kad jis pasirinko sunkų darbą – rūpintis visomis tomis mergaitėmis ir būti mūsų tėvu. Manau, jam tai buvo nelengva. Mes visi gražiai sugyvenome. Jis visuomet buvo šalia. Kai mums prireikdavo, galėdavome ateiti pas jį ir Derekas visuomet būdavo malonus ir pasiruošęs padėti. Jis tiek daug mums atskleidė, ypač man ir ypač Biblijos skaitime. Tai buvo žavinga. Aš tiesiog gėriau tai į save lyg kempinė. Žinokite, jis puikiai prisimindavo Biblijos eilutes ir mes kasdien kažką išmokdavome. Bei sužinodavome daug naujų dalykų. Jis atvėrė naują, visiškai kitą mūsų gyvenimo puslapį. Aš džiaugiuosi, kad jis atėjo į mūsų namus. Tai šaunu, jis išties pakeitė viską. Mes dabar turėjome ir tėvelį, ir mamą, o tai buvo gerai. Prisimenu, kad jų vestuvių dieną aš sėdėjau bažnyčioje ir verkiau. Aš galvojau, Dieve, kasgi dabar bus? Aš net pasakiau mamytei, ar tu įsivaizduoji, kas dabar bus? Juk visos mergaitės vienu metu galėjo iššokti į vonę ar dar kažkur ir nereikėdavo galvoti, kad ten kažkas bus. Dabar mes turėsime padoriai rengtis, rūpintis tvarka kambariuose. Jie atsakė, taip, tai tiesa, tačiau Tikva, juk ir man reikia laimės, tu juk tai žinai. Ir aš atsakiau, taip, todėl aš tikrai džiaugiuosi, kad ji turėjo Dereką. Pats faktas, kad aš pasiūliau Lydijai už manęs tekėti ir jis sutiko, buvo nepaprastas, nes jai buvo tiek pat metų, kiek ir mano mamai. Tuo pačiu pas mus niekada nekildavo problemų dėl amžiaus skirtumo. Kai pranešiau apie įvyksiančias vestuvės, mano tėvai, būdami disciplinuotais anglais, ypatingų emocijų neparodė. Aš buvau jų vienturtis sūnus ir viskas buvo pastatyta ant kortos. Mano tėvai atsakė į laišką ir paklausė, kiek Lydijai metų. O aš atsakiau, kad moters nepriimta klausti, kiek jai metų. Jis atsakė ir atsiprašė už klausimą. Turiu pripažinti, kad daugelį dalykų jų reakcija buvo nuostabi. And he wrote back and apologized for that. They were really, I have to say, wonderful in their response in many ways. Well, then I had to get out of the army in Palestine. Taigi Palestinoje turėjau išeiti į atsargą, o tai buvo retas reiškinys. Tuo metu buvau paskirtas į administratoriaus pareigas ligoninėje. Tai buvo darbas seržantui, o aš te buvau kapralas. Nors vadui išreiškiau nesutikimą, tačiau jis pasakė, jūs administratorius, ir aš negalėjau daugiau prieštarauti.
Tačiau tai išėjo į naudą, nes kai reikėdavo turėti reikalų su specialiais dokumentais, padedančiais išeiti į atsargą, aš galėjau prieiti prie savo paties dokumentų. Praėjus kažkuriam laikui gavau leidimą dėl išėjimo į atsargą Palestinoje. Iki mano išėjimo 1946 metų vasario 16 dieną įvyko mūdviejų santuoka. Ta diena įvyko bažnytinė ceremonija. Tai buvo viena iš tų retų dienų, kai snygo. Vėliau aš išgirdau, kad kai Lydija nubudo ir sužinojo, jog sninga, ji vaikams pasakė, šiandien per daug šalta tekėti. Tačiau jie atsakė, mamytė, juk tu sakei, kad tekėsi ir tu turi tai padaryti. Taigi mes susitikome ir mūsų sutokė žydų tikintysis. Tai buvo labai paprasta ceremonija, be jokių iškilmių ir viso to, kas galėjo padaryti ją ypatingą. Aš išėjau į atsargą, o šiek tiek vėliau, kovo 17 dieną, pas mus įvyko civilinė santuoka. Ji buvo užregistruota Jeruzalėje, apylinkės komisijos būstinėje. Taigi, mes sumainėme žiedus, po to įvyko ir civilinė santuokos registracija. Ir visa esmė buvo tame, kad aš jau buvau vedęs. Kai mes susitokėme, namuose gyveno Lydija, 8 mergaitės ir arabų tarnaitė Šamilė. 6 iš mergaičių buvo žydaitės, viena arabė su musulmoniškomis šaknimis, o pati mažiausia buvo Anglė. Gyvenimas namuose buvo labai paprastas. Mes gyvename kaip arabai, beje, ne taip, kaip pasiturintis arabai. Mūsų pagrindinis maistas buvo duona iš stambiai maltų miltų, alyvuogių aliejus, į kurį merkdavome duoną ir barstydavome ją, taip vadinamą zatą, patiekalų iš miltų ir izopo. Taip pat turėjome pieno, šiek tiek kiaušinių ir daug duonos, alyvuogių aliejaus, kuris tekėdavo vaikų rankomis, kai jie mirkydavo jame duoną. Ir kaip nekeista, visa tai buvo pigu. Už 1 šilingų alyvuogių aliejumi galėjome pripildyti didelį atėnietišką ąsotį, o apelsinų maišas iš Jafos tuo metu kainavo 2 šilingus. Beje, tai buvo ir naudinga dieta, daug sveikesnė už tai, kaip mes maitinomės vėliau, kai gyvename civilizuočiau. Mūsų namai buvo persmelkti maldos dvasia, nes Lydija buvo maldos žmogus. Ji buvo labai užimta, keitė vystiklus, pripildydavo butelius, gamino maistą, tačiau tuo pačiu ir visą laiką melsdavosi. Todėl vaikai užaugo taip, kad jiems malda tapo visiškai normalių dalykų, tokių kaip kvėpavimas. Ir kai pas juos į namus ateidavo kareiviai, o tai vykdavo gana dažnai, Lydija parklupdydavo vaikus ant kelių, kad jie melstusi, o ji tuo metu pamokslaudavo. Manau, kad daugelis anglų ir amerikiečių karių visiems laikams prisiminė šią įtaką. Jau daug vėliau aš dirbau su Johnu ir Elžbieta Sherrill prie knygos apie Lydiją. Jos labai domino mūsų santykiai ir jie padarė išvadą, kad tai buvo tikra meilė. Mes iš ties pamilome vienas kitą ir pas mus buvo šilti ir tvirti santykiai. Lydija buvo toks neįprastas žmogus, kad apie ją negalėjai spręsti pagal bendrą standartą. Kažkuria prasme ji niekada neseno. Turiu omeny, kad jos kūnas seno, tačiau ji buvo pilna energijos ir niekada nebuvo vienpusiška. Taip pat ji niekada nebuvo senamadiška, nors kai kuriuose dalykuose ji buvo senų pažiūrų. Noriu pasakyti, kad ji buvo tokia gyvybinga, kad tai suteikdavo palengvėjimą. Žinote, Dievas gali daryti neeilinius dalykus, jei tik jūs jam tai leisite. Manau, kad vienintelis dalykas, kurį galėjau sau leisti, yra tai, kad aš buvau visiškai pasiruošęs Dievui suteikti galimybę daryti neįprastus dalykus. Tokius dalykus, kurių priešingų atveju jis niekada nedarytų. Akivaizdu, kad jis niekada jų man neužkrautų. Tik po to, kai mes susitokėme, supratau, ką reiškia tie žodžiai. Vienas jungas ir vienas kinkinys. Jungas buvo vedybos, o kinkinys reiškia kartu tarnauti Dievui.
Galų gale mes 30 metų petys petin tarnavome Dievui ir žinote, 30 metų santuokos ir tarnystės metų nėra mažai. Pasakysiu, kad aš buvau įrankis Dievo rankose, kuris padėjo išgelbėti šios šeimos gyvybę. Nes be manęs jos greičiausiai būtų nužudę arabai. Aš nekaltinu arabų, tačiau tokie buvo laikai ir jie buvo priešai. Santuokos liudijimo dokumentas įrodo, kad 1946 m. vasario 16 d. misteris Peteris Derikas Voganas Princas ir mis Lidija Kamila Agnesa Kristensen buvo sutuokti Jeruzalėje, Palestinoje, pagal Mato 19 skyrius 5-6 eilutės ir Morkaus 10 skyriuje 7-9 eilutėje įrašytą įsakymą.